Kaip pasirinkti tinkamą kontraceptinę priemonę? Norėdamas tiksliau suprasti pacientės poreikį, visuomet užduodu keletą klausimų. Pirmas klausimas yra, ar norite dabar pastoti? Antras klausimas, kas būtų, jeigu sužinotumėte, kad laukitės? Kitas, kiek laiko nenorėtumėte pastoti? Kaip norėtumėte, kad kontraceptinė priemonė pakeistų mėnesinių pobūdį? Ar būtų pliusas, jeigu kraujavimas per mėnesines sumažėtų? Šie klausimai padeda parinkti tinkamą priemonę ir geriausiai atitikti pacientės poreikius ir lūkesčius. Jeigu į pirmąjį klausimą, ar noriu dabar pastoti, atsakėte ne, tuomet siūlyčiau nepasikliauti tokiais paplitusiais būdais kaip vaisingų dienų skaičiavimas ar nutrauktas lytinis aktas, nes jie yra labai neefektyvūs. Tiesiog rinkitės efektyvesnę priemonę, tokią kaip kontraceptinės tabletės, gimdos spiralė ar kontraceptinis implantas. O sprendimą priimti visuomet padės gydytojo konsultacija.